Na kągi, sveiki draugai, su jumis sveikinasi Altų Republic ir sveiki atvykę į pirmąją Gearbest produktų apžvalgą. Šį kartą į mano rankas ateko net 3 garsios kiniečių firmos Xiaomi produktai iš Gearbest, tai Bluetooth belaidės ausinės, garsiakalbis ir kuprinė. Ausinės ir garsiakalbį apžvelgsiu aš, o paskui savo žodį tars ir Karolis iš rajono. Taigi, pradedam. Pradėkime nuo Xiaomi belaidžio garsiakalbio. Produkto komplektacija yra labai simplistinė. Paprasta dėžutė, viduje slepianti garsiakalbį ir instrukcija kiniečių kalba. Šis speakeris tikrai labai kompaktiškas ir lengvas daikčiukas. Jo svoris vos 260 gramų, o dydžio įspūdį galite susidaryti palygindami jį su mano ranka. Kalbant apie išorę, čia taip pat viskas paprasta. Apatinėje garsiakalbio dalyje esanti LED lemputė parodo, ar garsiakalbis yra įjungtas, išjungtas ar kraunamas, o kitoje apačios pusėje galime rasti ir mini USB lizdą, per kurį krausime šį mažylį. Turbūt jau pastebėjote, kad viršutinė garsiakalbio dalis šiek tiek skiriasi nuo apatinės. Ir tai nebe priežasties, nes viršuje esantis ratukas reguliuos jūsų garsiakalbio garsą, o mygtukas, kuris slypi pačio speakerio viduje, padės jums įjungti ir išjungti įrenginį, sustabdyti muziką arba atsiliepti į skambutį. O dabar pereikime prie šio įrenginio svarbiausių specifikacijų. Garsiakalbis palaiko Bluetooth 4.1 ir žemesnės versijas, taigi be problemų galėsite prijungti savuosius telefonus ar planšetes, jeigu šie turi Bluetooth funkciją. Garsiakalbis veikia 10 metrų spinduliu nuo prijungto įrenginio. 1200 mAh baterija gali atlaikyti net 7 valandas speakerį naudojant be perstojimo. Garsiakalbis taip pat turi montuotą mikrofoną, tad naudojant įrenginį jums nereikės griebti telefono, kad atsakyti į skambutį. Kadangi iš fizikos turėjau tik 5, techninius parametrus galite pamatyti savo ekranuose. Na, o dabar pats laikas garsiakalbį išmėginti praktikoje ir nuspręsti, ar šis mažas ir dar kinietiškas aparatas yra kažko vertas. Mano manymu tikrai vertas ir tam įrodyti atlikau kelis testus. Kambario erdvėje kaip tokio mažumo garsiakalbis šis grojo tikrai ganėtinai garsiai. Net ir stovint už durų muzika girdėjosi puikiai. Kitame teste garsiakalbį palyginau su iPhone 5S. Žinoma, ir tai visiems aišku, kad iPhone'as stipriai nusileido savo priešininkui, tačiau palyginimo esmė yra parodyti, kad garsiakalbis atkuria žymiai malonesnį garsą ausiai, netgi pridėdamas minimalius žemus dažnius. Mano nuomonė apie šį produktą yra labai gera. Jeigu jums reikia kompaktiško įrenginio tam, kad galėtumėte garsiau ar kokybiškiau paklausyti muzikos išvykoje, ar tiesiog virtuvėje gaminant maistą, tuomet šis produktas jums labai patiks. Šio įrenginio kaina yra 22 €. Ar tai yra daug, palieku spręsti jums. Antras produktas, kurį apžvelgsiu šiandieną, yra Bluetooth sportinės ausinės. Šį kartą komplektacija šiek tiek įmantresnė. Viduje randame mini USB pakrovimo laidą ir skirtingų dydžių ausinių galvutes, na ir žinoma pačias ausines. Kairiajame ausinuke turime mini USB lizdą, kadangi šios ausinės yra bluetoothinės, jas kaip bebūtų liūdna teks krauti. Ant dešiniojo ausinuko rasime pliuso ir minuso mygtukus, su kuriais galėsime tylinti arba garsinti įrenginio garsumą, o ant sidabrinio paviršiaus įsižiebs ryškiai mėlyna LED lemputė, kai tik įjungsime įrenginį. Ant pagrindinio laido, kuris sujungia abi ausis, rasime ir laisvų rankų įrangą su mikrofonu, kurie mums padės atsiliepti skambučius, bendrauti su pašnekovu, sustabdyti muziką, o taip pat įjungti ir išjungti ausines, kad šios neįkvotų baterijos. O dabar specifikacijos. Kaip ir garsiakalbis, ausinės turi Bluetooth 4.1 versiją ir gali išbūti net 7 valandas naudojant be sustojimo. Ausinės lengvos ir sveria vos 18 gramų ir taip pat turi IPX4 lygio vandens atsparumą arba tiesiog yra atsparios prakaitui. Ausinės ištestavau 2 būdais. Patikrinau, kaip tvirtai ausinės laikosi ausise ir palyginau jų garsumą su Beats ausinukais. Ausinių tvirtumas 10 iš 10. Neturiu jokių abejonių, kad važiuojant dviračiu ar bėgiojant šios ausinės nepajudės iš savo vietos. Taigi šioje vietoje didelis pliusas. Na ir žinoma, svarbiausias testas yra garso kokybė. Jeigu atvirai buvau nustebintas, kad kinietiškos ausinės kainuojančios apie 28 € sugeba išspausti padorų žemų dažnių garsą. Kadangi buvau bandęs kito modelio Xiaomi ausines, šios tikrai pranoko lūkesčius. Šių ausinių garsumą palyginau ir su Beats ausinukais. Žinoma, skirtumas žymus, tačiau reikia paminėti, kad kaina taipogi skiriasi vos ne 3 kartus.
Taigi mano nuomonė apie šį produktą taip pat yra labai gera. Žmonėms, kurie užsiminėja sportu ir patinka tokio stiliaus ausinukai, tikrai rekomenduočiau apsvarstyti apie jų įsigijimą. Man asmeniškai ausinės su lankeliu nėra prie širdies, tačiau tai nepaneigia fakto, kad tai yra labai kokybiškas ir geras produktas. Štai tiek apie Xiaomi produktus iš Gerbės parduotuvės. Jeigu norite apžiūrėti ar įsigyti vieną iš šių produktų, nuorodas paliksiu aprašyme. Atlikę šią apžvalgą galiu teigti, kad net ir kiniečiai moka gaminti visai neprastus technikos prietaisus už labai prieinamą kainą. Aš su jumis atsisveikinu ir žodį perduodu Karoliui iš rajono. Tai kas daro, pacinai, šiandien mes darome kinietiškų produktų apžvalgą, mes turim šiandien kuprinę, turim šiandien kalanėlę, garsiakalbį ir turim šiandien sportinės ausinės. Pradėsim šiandien video nuo challenge, ar šita kinietiška kuprinė gali sutalpinti 10 skardinių alaus. Nieko nelaukia, mes aišku pradedame. Pirma skarbonkė. Easy. Antra. Easy. Trečia. Easy. Ketvirta. Easy. Penkta. Easy. Šešta. Easy. Septinta. Easy. Aštunta. Easy. Devinta. Easy. Dešimta. Easy. Easy. Dar tilptų 15 skardinių. Ką aš galiu pasakyti, kad su kinietiška kuprinė pasitūsint, nuvaryt kažkur į miškiuką, kažkokią tai sodybėlę, normaliai išeitų be problemų. Karolis iš rajono aprūvina kinietišką kuprinę. Pradėsim šiandien mes nuo super duper mažo, bet labai galingo garsiakalbio. Šitas garsiakalbis yra ant tiek mažas, kad net mažesnis už čia ne tas. Iškirp šitą. Kročiai guini pro rajoną, ten kažkoks pituchas, žinai, ten vėl pradeda hujelint, tau nereik pasidėti mikrofoną, ten, kad sakyt palauk, aš čia tau duosiu galvą, man čia reik pasidėti. Iš karto ateini, kumštį gali laikyti, bam, visa. O šiaip tai reikia patikrinti gali šito dalyko pirmiausia, ne? Tai pažiūrėkim, ką šitas mažylis sugeba iš tikrųjų. Davai, Seriogačka, release muzon, davaičik, davai, patanšuju pratikam. Karoči, patikrinam garso sistemą, nenormaliai viskas veikia kaip nada. Bet kitas dalykas, ko gerai šitą kolonėlę, kad ant tiek maža, kad jūs bele kur galite transportuoti, galite pjaustyti vištą, galite valgyti bananą virtuvėje, galite eit praustis, visur galite pasidėti, supranti, visur. Dar ko dalykas šitas geras yra. Jeigu esat namie su tėvais ir ten kažką pažaist norit, ne, tai pasileidžiat ant garsaus muzono opa ir tyliai nieks nesupras, ką jūs veikiat savo kambarį. Nei tėvas, nei motina nieko neįtars. Gerai, einam prie kito kinietiško dalyko, tai yra šitos sportinės ausinės. Kojos yra geros, pirmas dalykas, kai jau karočiau matai, kad reikia eiti bažnyčią sekmadienį mišias, neįsikai lokas su šito garsu ten į bažnyčią, tai pasiėmė ausinukus, iš vis be laidų, nereiktų kaištis telefoną, pasijungi per bletuchą, užsidedi ant savo ausų, į viskas, į tyliai bažnyčiai sėdi, savo bišės klausai. Neklausai, jau tik sėdi. Dako gerai rajone, žinai, vis tiek eini ten ant kumščių viską, ką į karočią, kas yra gerai, kai jos tvirtai laikos, ne? Jeigu ten matai kažkoks pituchas kumščiuojas ten prieš tave, tu ahoba, kai matricui tavo ausinės vietoj stovi, nepajuda iš vietos, iš viso, ramu yra. Da, kas gerai su tom ausinėm, žinai, ten
kur nors bėgi, biški sportuoji, kažką tą, prakaituką žliaugi, tai skambutis, motytė, skambina, parvaryk, pavalgyti, tu ką, tu telefoną netrauksi, va čia paspaudė mygtuką, hova, labas, mama, aš bėgu, tuoj parbėgsiu, karočiui, viskas reikalus tvarkai, tu nereik telefoną rankoje nešti, supranti, viską gali ausinių pagalba, nori biški pagarsinti muzoną, per tyli groja per daug, ten kažką pizdėlina pituchą, net už ausinių paėmė, o va, papliusuoja, viskas, muzikytė groja, как надо, все нормально, supranti, opa, va taip va.